Kaip galėtumėt paaiškinti vis tik tai, kuo skiriasi psichoterapija, psichoanalizė nuo hipnoterapijos? Kad aš girdžiu, kad jūs irgi, tarkime, nagrinėjate praeitį, sugrįžtat į vaikystės momentus. Ta pati daro ir psichoanalitikai, manau. Kuo tai skiriasi? Ar tai yra tas pats, tik jūs turite daugiau elementų, kuriuos naudojat? Hipnoterapija tai tas elementas, kuris yra tikrai vedantis į greitą pokytį, tai yra hipnozė. Būtent joje žmogus ne tik suvokia tuos momentus, kurie trukdo ir kurie dabar jo gyvenime yra, bet jis į juos ir keičia. Juos keičia ir dar gauna tą užtvirtinimą, patvirtinimą, sakysim, apie pokytį. Tai turbūt tas čia ir yra skirtumas. Ir todėl hipnozė kartais į pokytį veda gan greitai.